Sveiki, gerbėmieji. Parašiau knygą. Jau knygynuose. Kietas viršelis, auksinės raidės. Pavadinimas 5,56 padauginta iš 100, šausiu į galvą arba auliniais batais pramintų minčių. Puikiai dovana kalėdom. Nes gali atsiversti bet kur. Atsiverti. Norėčiau, kad šaltis būtų mano drebėjimo priežastis. Gal. Tiem, kas rašo tavo mintis, jų skaityti nebereikia. Būna, kad kovoji už teisybę, o gauni per galvą. Įvairių yra. Aš paskui dar pacituosiu, bet galima atsiversti bet kurioje vietoje. Vieną perskaityti, pagirų nuo pagirios sunkesnės ir pavadinti tai tostu. Yra kiti, kur tyčia padaryti kaip tostai. Kągi, kadangi repertuaras yra anekdotas, tai 174 sakinys skamba taip. Tau nevaidina, tau vaidenasi. Anekdotas. Senas teatras. Režisierius stato spektaklį. Ir staiga salėje pasirodo vaiduoklis. Aktorius, kuris mirė jau prieš daug metų. Režisierius. Ką tu čia veiki? Vaiduoklis sako, aš vis dar laukiu pagrindinio vaidmens. Režisierius sako, bet tugi miręs. Vaiduoklis, tai ne priežastis. Tai ne priežastis ištraukti mane iš aktorių sąrašų. Taigi mirtis ne pabaiga. Geros jums nuotaikos.